Jeigu jūs, kaip ir aš, praleidžiate daugiau laiko dirbdami su kompiuteriu negu miegant lovoje, tai tikrai žinote tą jausmą, kai po 8 valandų darbo dienos nugara tiesiog siunčia signalus atsistoti, pasivaikščioti. Aš ilgai ieškojau sprendimo, kaip pakeisti savo IKEA kėdę, nes tos pigios prekybos centrų kėdės tikrai netitiko mano ūgio standartų. Kokybiškos ergonominės kėdės, tokių brandų kaip Herman Miller ir Steelcase, gali kainuoti net ir kelis tūkstančius eurų, tačiau prieš mėnesį Desktronic man pasiūlė išbandyti vieną iš jų naujausių ergonominių kėdžių, tai Desktronic Sit Pro. Ir jos kaina tik 400 eurų. Tad šiandien ir įsitikinsime, ar ši kėdė už tokią kainą siūlo premium ergonomiką. Važiuojam. Praleisiu nuobodžią išpakavimo dalį, tačiau iš karto paminėsiu svarbų dalyką, kad ši kėdė tikrai nėra lengva, nes jis sveria net 27 kg. Surinkimo procesas taip pat nebuvo labai sudėtingas, nes užtrukau apie 25 minutės sudėti. Visi varžtai, atsuktuvas, net ir pirštinės buvo pridėti prie kėdės. Kėdės dizainas man labai patinka, nes jis yra modernus ir neiššaukiantis kaip gamerio kėdė, kuri dažnai būna su kažkokiamis ryškiomis juostomis ar net LED apšvietimu. Ši kėdė yra minimalistinio dizaino ir puikiai dera prie namų interjero. Svarbi dalis yra medžiagos. Kėdės atlošas pagamintas iš mesh tinklelio, jis yra tikrai tvirtas ir kokybiškas, bet apie jį pakalbėsiu šiek tiek vėliau. O sėdimoji dalis padengta kokybišku audiniu, tai tikrai jaučiasi, kad kokybė yra gera. Tačiau ši kėdė perkama ne tik dėl grožio, bet ir ergonominių savybių. O Sit Pro tikrai turi kuo pasigirti. Pradėkime nuo svarbiausio, tai juosmens atrama. Ji čia yra ne tik dėl vaizdo, nes turi net 5 reguliuojamas pozicijas. Galite ją pakelti arba nuleisti tiksliai ten, kur jūsų stuburui reikia daugiausiai palaikymo. Tai tiesiog neįkainojama sėdint ilgiau. Toliau yra porankiai. Jie vadinami 3D, nes galite keisti jų aukštį, stumdyti pirmyn atgal. Ir kas man labiausiai patinka, tai pasukti kampu. Dažniausiai, kai rašau klaviatūra, pasuku juos į vidų, nes tada rankos turi tobulą atramą. Atsilošimas veikia labai sklandžiai, nes kėdė atsilenkia iki 135 laipsnių kampo. Mechanizmas turi fiksavimo funkciją, tad galite užfiksuoti norimoje padėtyje arba palikti laisvą supimosi režimą. Ir žinoma, reguliuojama galvos atrama, kuri pristaiko ir pagal aukštį, ir pagal kampą. Techniniai duomenys yra viena, tačiau koks iš tikrųjų jausmas sėdėti šioje kėdėje? Pirmas dalykas, kurį pastebėjau, tai oro cirkuliacija. Dėl tinklelio nugaroje oras laisvai cirkuliuoja. Tad net ir šiltesnė diena nugara neprakaituoja, ko negalėčiau pasakyti apie savo seną medžiaginę kėdę. Sėdimoji dalis pagaminta iš didelio tankio porolono, ji nėra per minkšta, kad prasmegtumėte, bet pakankamai komfortiška, kad po ilgo sėdėjimo neskaudėtų sėdimosios. Svarbu paminėti, kad sėdimoji dalis reguliuojasi, kad galite pavažiuoti į priekį ir atgal, bei pakeisti jos kampą. Ar yra minusų? Tobulų daiktų tiesiog nebūna ir verta paminėti, kad kėdė atkeliauja su nailoniniais ratukais, kurie netaip lengvai važinėja, ir gali braižyti medinės grindis. Tačiau Desktronic puslapyje galite įsigyti gumuotus ratukus, kurie tikrai važiuoja labai sklandžiai ir grindų tikrai nebraižo. Taip pat, jeigu esate aukštesni, tai daugiau negu 1,90 m, galite susidurti su problemomis tokiamis, kad galvos atrama yra tiesiog nepakankamai aukštai ir pats visas atlošas, nors ir reguliuojasi, taip pat gali būti šiek tiek per žemas. Mano ūgis yra 1,91 m, tai tikrai susiduriu su šia problema, nes norėtųsi, kad tiek ir galvos atrama, tiek ir visas atlošas būtų bent jau kokių centimetrų aukščiau negu yra dabar. Tačiau gera žinia, kad porankiai tikrai reguliuojasi labai aukštai, tai labai aukšta padėtis, man net iš tikrųjų verčia kūprintis. Tai ir juos galima nusileisti pakankamai žemai, tačiau žinau, kad yra žmonių, kuriem, tiesiog ši padėtis yra vis tiek dar per aukšta. Desktronic leidžia išbandyti savo kėdę net 30 dienų, o taip pat suteikia ir 3 metų garantiją, tad kėdė tikrai turėtų tarnauti ilgai. Tai koks verdiktas? Dar kartą priminsiu, kad Desktronic Sit Pro kainuoja 400 eurų, o papildomi gumuoti ratukai 35 eurus. Tad už šią sumą jūs gaunate pilnai reguliuojamą kėdę su 3 metų garantija. Mano manymu, tai yra labai svarbi investicija į savo sveikatą tiems, kurie dirba iš namų, sėdi ilgas darbo valandas prie kompiuterio ir nenori išleisti labai daug pinigų, 1000 eurų, labai brangiai ergonominiai kėdei. Nuorodą, kur galite rasti šią kėdę, palieku aprašyme,
taip pat su Rokas 25 kodu. Šiai kėdei bei kitiems Destronic baldams taikoma papildoma 25 € nuolaida. Na, o jeigu turite klausimų, parašykite juos komentaruose. Ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškite paspausti like ir subscribe ir iki kito karto.